Igno Lukošiaus kelias link profesionalo karjeros nėra tradicinis. Jis nekrimto krepšinio pradmenų sporto mokykloje, nebuvo ir vėlai sužydęs talentas. Tiesą sakant, didesnė dalis Lietuvos krepšinio gerbėjų jo iki šiol nežino, tačiau šį sezoną apie jį išgirdusių tikrai padidėjo keliais kartais. 24 metų 2,2 cm ūgio krepšininkas debiutavo Mezon NKL pirmenybėse atstovaudamas Molėtų Ežeruno komandai ir su jie ne tik skina pergalės, bet ir renka solidžius asmeninius rodiklius. Per 39 Mezon NKL rungtynes Lukošius aikštėje vidutiniškai praleidžia po 25,5 minutės, pelno po 10,4 taško, atkovoja po 8,1 kamulio ir renka po 18 naudingumo balų. Pagal atkovotus kamuolius jis lygoje yra antras, pagal naudingumo balus ketvirtas. Tokius rodiklius demonstruoja žaidėjas, kuris dar praėjusį sezoną rungtyniavo regionų krepšinio lygoje ir su mėgėjais Vilniuje. Toks progresas, sako Ignas, nustebino net jį patį. Noras, aišku, buvo kuo geriau pasirodyti. Gal šiek tiek greičiau gavosi negu tikėjausi. Po to, nežinau, daug su treneriu dirbo, daug treneris dėmesio skyrė, individualiai daug darbo. Aš manau, kad čia ypač man, kai nėra tų oficialių tokių pradmenų sporto mokyklos, nes kadangi nelankęs aš tai labai daug, nes treneris gali įdiegti visą savo filosofiją ir visą savo žaidimo principus. Ir manau, kad jam yra šiek tiek to lengviau, nes man nėra kažko įsisenėjusio. Tai manau, kad tas labai daug ir mes tokį laisvą žaidimą propaguojam, tai manau, kad pats tas yra ypač su darbo individualiai, grinai daryti tai, ko treneris nori. Iš Surviliškių kaimelio Kėdainių rajone kilęs krepšininkas nelankė sporto mokyklos. Iki jos būdavo per tolimas kelias, todėl krepšinio paslapčių jis mokėsi kieme, žaisdamas su tėčiu, dėde ar pusbroliais. Save jis vadina tiesiog kiemo krepšininku. Buvau keliose treniruotėse, bet man buvo problemų su transportu. Realiai, nes sporto mokykla buvo Kėdainiuose, aš ne iš pačių Kėdainių, tai nebuvo galimybės važinėti kiekvieną dieną, o kai atsirado galimybė važinėti, buvo šiek tiek sveikatos problemų. Po mažų miestelių lyga, pati pirma buvo Kėdainių rajono pirmenybės, kai pradėjau mokytis Vilniui. Susiradau Sostinėje komandą, Sostinės C lygoj, tada 2 sezonus žaidžiau tenais, davau pakilęs iki A lygos, ten šiek tiek mažiau žaidimo laiko buvo ir po to sezono pakvietė į regionus, į Trakus ir į Sostinę į B lygą pas tą patį trenerį Šarūną Ciparį. Ir tada po sezono Trakuose, kai užėmėm antrą vietą B divizione regionų, Ežerūnas susisiekė su manim ir taip atsirado Ežerūne. Molėtų Ežerūno treneris Gintautas Vileitė sako tik per laimingą atsitiktinumą atradęs Lukošių. Praėjusio sezono pabaigoje jis vyko pasižiūrėti RKL B diviziono finalo kovų ir įvertinti kitą žaidėją, bet atkreipė dėmesį į Lukošių. Pernai per RKL B diviziono finalus nuvažiavome į Trakus pasižiūrėti, kaip žaidė Kėdainiai ir Trakų komanda. Ten žiūrėjome, norėjom pasikviesti kitą žaidėją, bet pamatėme ir Igną. Ir man pasirodė įdomus vaikinas. Pasikvietėme treniruotę, peržiūrą, paliko dar didesnį įspūdį. Tuom, kad jis visų pirma, kaip vadinamas, tuščias diskas. Jisai niekur nesitreniravęs, žaidęs tik tai apmaž už mėgėjus. Ir jį galima lengviau įdėti informaciją ir jisai greitai tą paima. Tai jis ir daro šį sezoną. Vileitos ir Lukošiaus darbo rezultatai akivaizdūs. Molėtų Ežerūnas reguliariajame sezone finišavo 7 vietoje, nors pernai net nepateko į atkrintamąsias. Greta Lukošiaus spindi ir daugiau jaunų Ežerūno žaidėjų. 18-metis Arnas Adomavičius, 20-mečiai Karolis Lukošiūnas ir Jonas Zakas. Šie 3 krepšininkai yra tarp 5 naudingiausių komandoje. Turi tikėti žaidėjų, duoti jam pasitikėjimą. Aišku, tai bus nemažai klaidų, bet iš klaidų mes mokomės, klaidos yra pamoka, o ne klaida. Nereikia pergyventi dėl klaidų, reikia jas taisyti. O jauniems žaidėjams labai svarbu yra duoti laiko aikštelėje, juos mokinti ir kad jie mokintųsi. Didelė Ežerūno sėkmės priežastis yra ir darbas treniruoklių salėje su asmeniniu treneriu Broniumi Burneika. Molėtų krepšininkai į Vilniuje įsikūrusią šio trenerio studiją užsuka porą kartų per savaitę ir visą sezoną stiprina kūnus kovoms aikštėje. Treneris Burneika pastebi, kad Lukošius šį sezoną atliko ypatingai didelę pažangą. Atėjo kojos dirbo savo, rankos dirbo savo. Iš tikrųjų, viršutinė kūno dalis visiškai buvo beveik netreniruota, apatinė kūno dalis treniruota, visgi judėjęs krepšininkas, tačiau tarp raumeninės, vadinkim, koordinacijos realiai jos tokios kaip ir konkrečios nebuvo, nes jeigu duodi veiksmą dirbti, tarkim, įtupsų metu kažkokį svorį kelti arba suktis per liemenį, tai ko, sakau, dirba
kaip priklauso, liemuo nebedirba. Tai buvo svarbiausia judesius sujungti į vienumą ir tada jau pradėti siekti rezultatų. Tai taip pat reikėjo sustiprinti ir viršutinį raumenyną. Viršutinis raumenynas buvo pakankamai silpnas, sustiprinti tiek krūtinės, tiek pečių, tiek nugaros raumenyną. Ir dabar aš manau, dar labai pats yra pagerėjimas ties liemeniu. Liemens darbas yra tikrai kokybiškas, tikrai geras ir tikėtina, kad greitų metu neturėtų gauti jokių traumų, jeigu nebus didelio fizinio krūvio. Solidus darbas treniruoklių salėje lemia tai, kad šį sezoną Ežerūną aplenkė traumos. 6 pagrindiniai krepšininkai kartu sudėjus praleido vos 11 rungtynių, o štai ranką turėtų paspausti treneriui Burneikai. Pirmiausia, reikia surasti pačias silpniausias vietas, jas sustiprinti ir tik tada pereiti prie pagrindinių. Ir tas pats procesas viso, vadinkim, sezono metu, tai išlaikyti tvarkingai. Tai tos vietos, kurios kūno yra silpnos, tos, kurios, tarkim, gauna fizinį krūvį, jas reikia prižiūrėti, joms reikia pagrindinį skirti dėmesį, o jau, vadinkim, tie pagrindiniai rezultatai, nuo ko priklauso, tarkim, krepšininko forma, susideda nuo tų pačių smulkiausių dalykų ir tik tada mes keliaujame į viršų. Nes jeigu mes darysim iš karto, didinsim greitį, ištvermę, duosime jiems bėgti, duosime jiems šokti, daug šuoliukų, intervalų, tikėtina, kad sezono pabaigoje greičiausiai krepšininkas gaus didelį nuovargį ir persitempęs gaus traumą. Jeigu mes paimsim paprastus sportininkus, ypač jaunimą, tai yra pagrindinė problema ta, kad nėra pagrindo. Jie neturi pagrindo, jie stengiasi didinti šuolius, stengiasi greitai atakuoti, bet neturi pagrindinių savybių, jų nelavina ir iš to gauna dažnai traumas. Traumų prevencija yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad žmogus, tai yra atletas, jis negautų traumą tik tai jau ekstra variantų ir jau tie variantai stengiamasi išimti, stengiamasi kiek įmanoma tuos nutolinti dalykus. Ėjimas